Atėjo pas mane žmogus valytis energetiškai, o pasirodo, jis žmogus milijonierius. Žmogus, kuris net nežino, kiek pinigų turi savo sąskaitose. Kuris turi viską, ką daugelis galbūt svajoja turėti. Bet žinot, kodėl jis atėjo? Todėl, kad tiek davė daug kitiems, tiek daug padėjo ir tiek tyliai gelbėjo tuos, kurie tuo metu tyliai verkė. Ir dabar pats pajuto, kad jo siela prašosi pagalbos. Man buvo aiškiai pasakyta, iš šio žmogaus už energetinį valymą nepaimti nei cento, kad aš privalau jį tiesiog apvalyti. Kodėl? Todėl, kad jo širdis buvo šviesi, tik kūnas pavargęs. Jo dvasia dalijo šviesą, nors pats jos giliai ilgėjosi. Ir nors turėjo ar turi tuos turtus, jie jau neskleidė nei džiaugsmo, nei meilės. Ir čia žmogus supranta, kad tu gali turėti viską. Bet jeigu viduje gyvena tušti namai, jokie rūmai to ar pinigai neužpildys. Jei širdis skauda, jokie pinigai to neužgydo. Ir tik tuomet, kai per jį pradėjo tekėti gydančioji energija, kada mes pradėjome dirbti kartu, jo akis pasidarė kitokios. Jis tyliai pasakė sau, aš vėl jaučiu gyvenimą. Ir tai nebuvo gydymas kūnui, o tai buvo kvietimas sielai sugrįžti. Ir kai aš matau tokias akis žmoguje, tai gali patirti kiekvienas. Net ir tu. Net jeigu neturi milijonų. Tavo vidinis skausmas nėra mažesnis. Ir tu taip pat nusipelnai būti apvalytas, atstatytas, pagydytas. Kai šviesa pradeda tekėti, tiesiog gyvybė sugrįžta, džiaugsmas grįžta, meilė prabunda, atsibunda ir tu tiesiog tampi savimi. Tai tiesiog noriu pasidalinti, kad dirbdama su energija, kurią gaunu iš aukščiau ir padedu žmonėms, kurie pabunda, pamąsto, apmąsto savo gyvenimus ir jeigu tik pasijaučia, kad su jų gyvenimu kažkas yra ne taip, kviečiu visus. Ta kartą, kai jis atvyko ir tai yra žinomas žmogus ir pažįstamas žmogus, ir kai man buvo pasakyta, kad nepaimti nei cento, ką aš to noriu pabrėžti ir pasakyti, kad taip gali įvykti. Ir nežinia su kuo, bet taip gali įvykti. Kad aš galiu, atsiprašant iš žmogaus, kuris galbūt skaičiuoja paskutinius centus, paimti iš jo, o žmogus, kuris ėjo per gyvenimą darydamas gerą, padėjo kitiems
ir šiai dienai galbūt net nežino, kiek jo sąskaitoje yra skaičiukų, galiu paimti nieko, nes man tai pasakyta iš aukščiau. Tai dar noriu tik tais dar kartelį pasakyti, ne viskas yra pinigai ir ne viskas yra skaičiuojama pinigais. Eidama šiuo keliu, šventu keliu, šviesiu keliu, aš taip pat turiu įsipareigojimus, taip pat turiu taisyklės ir jos man yra labai griežtos. Už individualius seansus taip yra mokama, bet tą sužinosit jūs individualiai, kada kreipsitės. Tai nereiškia, kad po šio įkelto video jūs turėtumėt pulti ir galvoti ir tikėtis, kad taip atsitiks, kaip atsitiko jam. Aš tik kaip pavyzdį noriu pasakyti ir pasidalinti, kad aš be galo buvau nustebusi ir man tai buvo gera. Man taip gera išgirsti, kai pasako, kad iš šito žmogaus nereikia paimti nieko, nes jis yra tiek padaręs žmonėms gero. Tai yra be galo gera. Ir matyti tas akis žmoguje, kaip jis atgyja mano akise. Jis, kaip sakant, gimsta iš naujo. Ir tai matyti, kokį tu žmogų matei tik ką atėjus pro tavo duris, tai vadinkim duris netiesioginė prasme. Pas mane žmonės ateina nuotoliniu būdu. Jeigu nori, taip mes galim susitikti ir kontaktiškai. Bet dažniausiai tai yra daroma nuotoliniu, kad nepriversti žmogų kažkur važiuoti, ar man pačiai kažkur vykti. Energija sklando virš mūsų galvų. Ir tik mes sprendžiame, ar mes jos norime, mums jos reikia ir kada reikia. Tai tai be galo gera man. Man tiesiog gera. Ir leiskite tuo gerumu pasidalinti su jumis. Kad pakeistumėt kartais nuomonę į žmonės, kurie galbūt tikrai nežino, kiek jie ko turi. Bet jie gali būti tokie tušti viduje. Ir tokiems žmonėms aš padedu. Padėjau ir padėsiu. Tik priklausys nuo tavęs, ar tau to reikia. Ir ar atėjo tam metas. Myliu jūs visus.